Rytas, mergaitės, labai blogai girdis jūs. Sveiki visi, tikiuosi matot, girdit, viskas tvarkoje. Šiandien yra mokymas, kaip skaičiuoti struktūrą ir parodysiu kelis būdus, kaip nuo mažos sumos galima uždirbti daugiau negu 2000 ir daugelis klausia, tai kaip čia dabar taip yra, kaip lyderės uždirba ir 1000, ir 2000, ir 3000 ir kartais žmonėms atrodo, labai keista, kaipgi čia viskas yra. Tai šiandien mūsų šito mokymo tikslas ir yra išsiaiškinti, kaip visą tai gaunasi. Tai pradėsime būtent nuo to, nuo ko mes gauname taškus. Mes gauname taškus nuo kiekvieno produkto įsigyti iš mūsų elektroninės parduotuvės. Galbūt kažkas jau žinot ir faktas, kas esate iš seniau, žinot, darot apsipirkimus ir viskas šiandien yra paprasta ir suprantama, bet kas esate iš naujų žmonių, turite suprasti, kad iš elektroninės parduotuvės, bet ką jūs pirktumėt, jūs gaunate taškus. Jūs negaunate taškų tik tais nuo mėginėlių, o daugiau nuo visų kitų prekių jūs gaunate. Kitas dalykas yra labai svarbus, kad mums kompanija leidžia kurti verslą ir leidžia jungti kitus žmonės. Vyka rašo, nieko negirdžiu, tai galbūt padėkite per komentarus išsispręsti šitą problemą, nes musė turi paspausti mutę. Gal Inga padėk. Susitvarkykit, ar visi daugiau kiti girdit, būtinai pasakykit, nes nuo to priklauso mūsų mokymas. Ir kompanija mums leidžia kurti verslą, pasidaryti pasyvės pajamas, ką aptarsime būtent ant pačio galo, ir mums leidžia jungti visus kitus žmonės, kurie nori plėtoti savo verslą su mūsų kompanija, kurie nori užsidirbti papildomai, ar tai, kaip minėjau, susikurti verslą. Tai dabar viskas kaip yra ir esu viską papasakojus ir šiandien visa tema bus su 100 taškų ir su 50 taškų sistema. Dėl ko aš tai parinkau, dėl to, kad būtų lengviau visą tai apskaičiuoti. Faktas tas, kad jūs kada komandą kursite arba kūrėte, kada jūs jungiate žmonės, bus visokių užsakymų, bus ir 20 taškų, bus ir 100 taškų, bus ir 200 ir 500 taškų, tai čia labai. Bet kad nereikėtų labai jau čia eiti visus matematinius labai sunkius dalykus, tai viską parodysiu per 50 ir 100 taškų. Dar iš savo patirties, dėl ko visą tai ir dėl ko, kada eina pas mane naujas žmogus, sakau, kad arba aš tau rekomenduoju pasidaryti už 50 taškų užsakymą arba už 100 taškų. Dėl to, kad kai tu ateini nuo 50 taškų, tu gauni cashback automatiškai, tu daugiau produktų įsibandai. Ir kitas svarbus dalykas, kad tau siuntimas būna tik tais 3 eurus, nes nuo 1 taško iki 49 taškų būna 6 eurai. Ir kaip ir minėjau, tu įsibandai ne keletą produktų, tu daugiau jų įsibandai. Arba tau rekomenduoju daryti 100 taškų, galite būtinai pasižymėti, nes mes ateinam verslą kurti. Taip, jeigu čia visi ateis ir kurs verslą su 20 ar tai 10 taškų, tai aš nežinau tada. Jūs kai pamatysit, kaip viskas šiandien dėliojasi, tada jeigu jūs neturėsite sistemos taškų, kokią rekomenduoti naujiems žmonėms, tai jūs kursite šitą verslą labai ilgai. Ir tuos didesnius pinigus jūs pasieksite per labai ilgą laiką, kaip aš sakau. Štai turite turėti sistemą. 50 taškų rekomenduojate naujam žmogui atėjusiam pasidaryti, arba 100. Grįžtam dėl ko 100. Dėl to, kad iškart 3%, iškart žmogus pamato, kad jisai gauna nuo savo apyvartos komisinius, jam yra nemokamas prekių atsiuntimas. Ir kitas dalykas, jis gauna didesnį cashbacką, nes didesnis yra jo užsakymas. Tai žmogus, kada ateina, jisai turi pamatyti visą naudą ir jisai turi pamatyti, kaip šitas verslas eina. Nes jeigu jisai ateis, įsibandys keletą produktų, susimokės 6 eurus už pristatymą, tai jisai jausis galbūt labiau apgautas ir jisai nematys šiandien naudos. O jeigu žmogus nematys naudos su tuom, ką jūs siūlote, kada jūs norite atvesti verslą, jisai tiesiog išeis. Jisai tiesiog nieko nebedarys. Tai pirmas planelis būtų. Ir ką dabar prašau visų persibraižyti pas save į lapus. Pirmąjį mūsų planą, išjungkite, kažkur garsai kažkokie yra. Braižykite per vidurį lapą, šiaip neįsiplėskite, nes žinokit, vėliau mes dar čia jungsime daugiau žmonių, neprisibraižykit ant viso lapo didelių, kaip sakant, skrutuliukų ir brėžkite per vidurį jūs 50 taškų ir iš šono 4 rutuliukus su 100 taškų. Kada jūs
pasidarėte asmeninį užsakymą už 50 taškų ir jūs prijungėte 4 žmonės, kurie pasidarė už 100 taškų. O tuomet viską apskaičiuosime. Kol jūs braižot, aš noriu dar papasakoti savo istoriją. Būtent aš nuo pat pradžios, kada atėjau į kompaniją prieš 4 metus, aš pradėjau nuo šitų burbuliukų. Nuo šitų burbuliukų, kada susibraižydavau esamą situaciją. Ir kiekvieną mėnesį, jeigu neklystu, 7 mėnesius aš braižiau, kol pasiekiau gold, sakau, iš pradžių silver pasiekiau. Netgi, kada susibraižydavau jau palei esamą situaciją, nu, va, tarkim, yra Birutė ten prijungus Marytė tenais dar ten kokią Anzelmutę, jeigu jos pasidaro po 100, ten po 50 taškų, visus skaičiukus aš visada skaičiuodavau, visus burbuliukus aš visada skaičiuodavau ir netgi vidury mėnesio atsivertus aš žiūriu palei esamą situaciją, netgi dar persibraižau A variantą, kaip jeigu pasisuktų situacija vienaip ir planą B, jeigu kitaip. Tai čia ką aš turiu omenyje, jeigu vieną aš dedu visas viltis, mokinu vieną žmogų kurti komandą ir matau, kad jisai ar ten pristabdė biškutį, ar sustojo, kad aš tada imu greitai kitą žmogų, mokinti su juom dirbti, kad tada išvesti į duplikaciją ir, kaip sakant, padaryti apyvartą, kad jisai pasiektų savo tikslą ir aš kartu su juom. Viskas, aš manau, kad jūs jau nusibraižė, tai pirmas dalykas, ką mes turime padaryti. Čia kažkas sakėt kažką? Gal nieko. Ką mes turime padaryti, kad turim susiskaičiuoti bendrą apyvartą, kuri yra. Bendra dabar mūsų elektroninės parduotuvės apyvarta yra 450 taškų. Taip, tai kas yra tolygu, kad jūs esate 6 procente. Taip pat susirašome jūsų nariai, kuriame dabar procente yra. Palei mūsų marketingo visą lentelę 100 taškų yra 3 procentai. Tai prie kiekvieno burbuliuko šitą parašome 3 procentai. Ir jūs dabar žinote, kuriame yra procente jūsų nariai ir žinote, kuriame procente jūs esate. Mes visada gauname nuo savo komandos nario procentą skirtumą. Ką aš dabar noriu pasakyti? Jūs nuo savo nario gaunate ne tą procentą, kuriame jūs esate. Jūs gaunate skirtumą. Tai jūs turite iš 6 atimti 3. Tai reiškia, kad jūs nuo jo apyvartos gaunate 3 procentus. Ne tą procentą, kuriame jūs esate, nes kompanija turi sumokėti dalį pinigų, dalį komisinių ir tam žmogui. Negali kompanija visą procentą atiduoti tik tais jums, nes tai būtų nesąžininga. Reiškia, jūs uždirbate, o kompanija jau nebeturi kaip jau atiduoti ir tam žmogui, kuris yra ir po jumis. Yra paremta taip mūsų verslas, kad uždirbtumėt ir jūs, kad ir uždirbtų ir jūsų nariai. Tai visada žinokit, čia skirtumas tarp visų gaunasi. Tai 3 procentas ir dabar pradedam apskaičiuoti savo komisinius. Aš visada pradedu skaičiuoti nuo savo asmeninės apyvartos, nes mes nuo savo asmeninės apyvartos irgi gauname komisinius. Tai ką aš darau, tai būtent 50 taškų aš dauginu iš savo procento, nes nuo savo asmeninės apyvartos jūs gaunate savo procentą, jūs gaunate šitą, prašau, ir tarp 6 procentai lygų uždirbate nuo savo asmeninių taškų 3 eurus, arba svarus, nes mūsų kompanija yra tarptautinė, arba svarus. Išjungia Jovita, sakau, Jolita garsus. Ir tuomet, ką mes darome? Dabar, kadangi yra pas visus ta pati taškų sistema, tai tuos taškus paimam 100 taškų, kad mes dabar apskaičiuotumėm būtent kiek mes gauname nuo savo komandos narių. Taip, nes dabar apsiskaičiavom nuo savo apyvartos, kiek mes uždirbame, dabar skaičiuojame apyvartą nuo savo komandos narių. Kadangi pas visus yra 100 taškų, rašome 100 taškų, dauginam iš
kiek procentų iš skirtumo. Tai dauginam iš 3%. Grįžtam ne iš 6%, nes mes gauname nuo savo komandos nario skirtumą. Tai iš 6 atimam jo procentą, 3, skirtumas gaunasi 3%. Tai 100 taškų kart 3% ir dar dauginam iš 4. Kodėl iš 4? Nes 4 žmonės. Nes jūs turite 4 žmonės. Iš 4 lygų bus 12 eurų arba svarų. Ir viskas. Ir jūs jau matote, kiek jūs užsidirbate nuo savo komandos narių ir nuo savo apyvartos. Tai visumoje jūs užsidirbote 15 eurų. Tai yra pirmasis jūsų uždarbis. Tai yra pirmasis jūsų uždarbis nuo pirmųjų jūsų komandos narių, kuriuos jūs atėjote, priimkite. Galbūt kaimynę, galbūt žmogų iš socialinės erdvės, galbūt pusseserę, galbūt kažkokią draugę, parekomendavot, galbūt atėjo dėl papildomų pajamų, ar tai atėjo užsidirbti ir jūs, kaip ir minėjau, kaip ir sakiau pradžioje, jūsų tikslas ir yra rekomenduoti, už kiek ateiti į šį verslą, kad gautų būtent galimybę prisijungti, tai jūs rekomendavote už 50 taškų arba už 100 taškų apsipirkti, nes tada mes prileidžiam ir prie mokymų, ir prie kolektyvų visų chatų. Tai tas yra labai labai svarbu. Ir jie, kaip sakant, palei jūsų rekomendaciją, 4 žmonės atėjo ir apsipirko 100 taškų. Tikiuosi viską užsibrėžę, sakau, nusipaišę ir dabar keliaujam į antrą planą. Prašau. Šiaip nepykit, nesu menininkė, tai mano paišyba tokia biškutė ir kreiva. Taip sakant, bet viską mes čia suprasim, viską mes šiandien pasidarysime. Nu, šiaip šitą gal man ir nelabai reikės, labai sunkiai jisai prisikabyra. Tai dabar prašau, kol aš šiandien viską susitvarkysiu, prie kiekvieno, nors jums dabar iš tikrųjų neišeis braižytis į tą patį, jo neskirsit biškutį taškai. Tai imkite dabar kitą lapą ir persibraižykite. Per viduriuką pieškite save, iš šono tuos pačius 4 žmonės ir jūs padėjote dabar kiekvienam iš savo tų 4 žmonių, parodėte pavyzdį, taip kaip jūs pats pasakojate žmonėms apie šitą verslą, kaip jūs patys jungiate žmonės, jūs padėjote jiems prijungti po 3 žmonės. Ką reiškia padėjote? Tai padėjimas nėra tai, kad jūs turite naujus žmonės ir kad jie būtų motyvuoti ar dar kažkokie, kad paėmėt ir savo žmonės jiems prijungė. Tai tikrai ne. Jūs tiesiog savo kiekvienam žmogui skyrėt užduotį, kad jisai per kelias dienas ar ten kiek jūs jau skirsite laiko, taip, kad jisai turi susirasti iš savo aplinkos, kam būtų aktualu papildomas pajamas, su kuom jūs galėtumėt visi kartu, kaip sakant, ir šitas žmogus, ir jūs pasikalbėti, ir jūs pristatot visą verslo galimybę, o šis žmogus klausosi, žiūri, kaip jūs tai darote, kad jisai vėliau galėtų jumis duplikuoti, kad jisai galėtų, kaip sakant, ir mokėtų jungti visus žmonės. Galbūt jums užteks papasakoti tik vienam žmogui. Šitas žmogus bus gabus ir jau pats prisijungs šitos 2 žmonės. Galbūt jums reikės padėti prijungti visus 3 žmonės, padėti pakalbėti su jais. Tai tas yra irgi labai labai svarbu. Tai persibraižykit. Aš manau, kad jūs taškus visus matote. Labai labai tikiuosis. Jeigu ką, vėliau galėsiu gal ir nuotraukas. Viskas gerai, Gabrielė. Viskas labai gerai. Super, labai labai gerai. Netrukdau aš jums iškart antras planas. Ir tas yra labai svarbu visada, kada jūs norite kurti verslą, kada jūs norite auginti savo elektroninės parduotuvės apyvartą. Turi būti duplikacija. Turite, kaip sakant, atėję žmogus ir iškart jam pasakoti. Nes matot, kas dar gaunasi. Kai jūs prijungiat šitą žmogų,
kad jisai pamatytų, jūs negalite jį tik tais prijungti ir papasakoti, oi, tai čia tu kursi komandą, čia va, tu rinksi taškus, va, mes už kiekvieną prekę gaunam taškus ir panašiai, tu čia gausi pinigus, tu čia gausi. Kitam yra visiškai tai nauja. Kitam tai gali atrodyti netgi kaip afera, kol jūs pats, kaip sakant, neparodysit, kaip visą tai vyksta, tas žmogus tol ir nepatikės. Kol žmogui neparodysit, kaip tai padaryti, tol jisai ir nepadarys, nes jisai nesupras, kaip visą tai padaryti. Jūs būtinai, jūs būtinai turite parodyti, nes kada šitas žmogus pamatys savo elektroninį parduotuvį, šitą paregistruotą žmogų, čia gali būti, nežinau, kokią Gintarę, ir kada pamatys, kad Gintarė yra po juom, ir kada pamatys, kad Gintarė šitie taškai sumuojasi ir jam, kad jisai, pavyzdžiui, jau visumoje turi 350 taškų, nes jam priklauso ir šitie taškai, jam priklauso taip pat eina ir jo komandos narių. Viskas, aš manau, kad jau pradedam, kaip sakant, irgi jau skaičiuoti. Tai dabar ir susiskaičiuojam, kas, kiek, kaip sakant, turi. Tai čionais yra 350 taškų, kas yra 3% netoli 6%. Čionais yra dabar 250 taškų. Gal netgi dar čionais pasirašom 100. Tai tada bus 300 taškų. Čionais pasikoreguokit, 100 pasirašykit iš 50. Tai čionais bus 300 taškų, kas tolygų yra 3%. Tai, nes nuo 400 taškų jau būna 6%. Tai kadangi 100 dar neturi, tai reiškia lieka 3%. Čionais yra, gauname 350 taškų. Taip pat žmogus lieka 3%. Čionais gaunasis dabar mums irgi 300 taškų, kas yra 3%. Visumoje jūs dabar surinkote 1300 taškų. Matot, praeitame dabar lape, kiek mes tenais turėjom taškų? Turėjom 450. Kada jūs įjungėt duplikaciją, kada jūs parodėt, kaip registruoti žmonės, kokia yra nauda, kai žmonės taip pat pamatė, kad tiek jų nariai uždirba, tiek jie uždirba, nes jų apyvarta sumuojasi, automatiškai jūsų, kitą mėnesį daleisim elektroniniai parduotuviai, gavosi duplikacija, daugiau žmonių pajungtų, daugiau taškų, daugiau apsipirkimų, automatiškai iš 450 taškų pas jumis jau yra 1300 taškų, kas yra 9%. Matot? Viskas tvarkoje. Dabar skaičiuosime toliau. Čionais biškutį rašysiu. Vėl pradedam skaičiavimą, kaip ir skaičiavome pirmame plane. Savo taškus, jų dabar yra 50. Dauginam iš 9%. Kaip ir minėjau, nuo savo taškų jūs gaunate tą procentą, kuriame jūs pasiekėt su savo komanda. Taip, ne nuo nėra taip, kad tenais reikia pasiekti irgi ten taškų sistemą asmeninę, kad irgi būtų tolygų palei marketingo planą, kur yra 3, 6, 9, 12, 17 mūsų procentą. Ne, jūs nuo savo apyvartos už tą apyvartą irgi turite generuotis kuo didesnė ir į tai irgi dėti daugiau savo energijos tai daryti, nes nuo savo asmeninės apyvartos jūs daugiausiai gaunat. Jūs gaunat visą procentą, iš kurio jūs pasiekėt su komanda. Nes nuo komandos narių tai jūs gaunate skirtumą. O čia jūs iškart, kaip sakant, uždirbate iš to procento, kurį pasiekėt kartu su komanda. 50 taškų mes dauginame iš 9%. Kas yra tolygų, jūs nuo savo apyvartos uždirbate 4,5 euro arba svarų. Ką tada darome? Mes čia jau susiskaičiavome, kiek mūsų komandos nariai kokią apyvartą pasidarė. Taip? Tai dabar ir skaičiuojam. Pradėkime nuo 300 taškų.
Tai rašome 300 taškų, mes dauginame skirtumą turime, taip, tai iš 9 atimkime 3, tai kiek lieka? Skirtumas lieka 6 procentai. Tai reiškia, kad jūs nuo savo nario apyvartos šitų 300 taškų uždirbate 6 procentus. O visi kiti likusiai jo procentai jau kompanija jam sumoka pinigus, o jums sumoka skirtumą. Nes kaip ir minėjau, negali jums mokėti viso 9 procento nuo jūsų komandos nario, nes tai būtų nesąžininga, kompanija tada nebeturi iš ko mokėti jūsų komandos nariui. Tai kad būtų viskas sąžiningai, jūs gaunate skirtumą nuo jo apyvartos ir jisai gauna nuo savo procento sugeneruoto taip pat atlyginimą. Ir kaip visi uždirba ir visi laimingi, kaip sakant. Grįžtam, 300 taškų, dauginam iš gauto skirtumą, kas yra 6 procentas, ir dabar dar kartą dauginam iš 2, dėl ko? Nes mes turime 2 tokius žmonės, kad mums nereikėtų dar kartą tą patį daryti, tiesiog dar padauginam iš 2, nes turime 2 žmonės su vienoda taškų sistema. Dauginam iš 2, kas yra tolygu 42 eurai. Tai reiškia, jūs uždirbote nuo savo šitų 2 žmonių 42 eurus. Dabar apsiskaičiuojam šitą pusę. Tai darome viską tą patį, tik tais biškutį bus kitaip, nes čia sugeneruota yra po 350 taškų. Tai rašom, 350 taškų dauginame iš 6 procentų, nes lieka tas pats, nes ir čia 3 procentai ir čia gaunu tas pats, iš 9 atimam 3, gaunasi skirtumas 6 procentai. Tai reiškia lygiai tas pats, kad nuo jų apyvartos, nuo 350 taškų gauna 6 procentus skirtumą. 350 taškų dauginame iš 6 procentų ir dar kartą dauginam iš 2, nes ir yra 2 kojos, 2 žmonės, mes taip esame įpratę kojom vadinti. Tie, kurie plečiasi į šoną, tie žmonės, kurie ateina kurti komandą, vadinam kartais kojom. Tai nekreipkite dėmesio. Ir čia mes jau uždirbame 36 eurus. Ir dabar sudėkime visą pelną, nes mes žinome nuo savo asmeninės apyvartos, kiek uždirbame, iškart pasiskaičiavome nuo savo 2 žmonių, nuo 300 taškų, kurie sugeneravo, kiek mes uždirbame, ir nuo 350 taškų, nuo savo irgi 2 žmonių, kurie sugeneravo tokią apyvartą, kiek uždirbame. Tolygu mes uždirbame iš viso 82 eurus 50. Prašau, antrąjį mėnesį, kur jūs prieš tai uždirbote 15 eurų, kitą mėnesį jau, kaip sakant, uždirbote 82 eurus 50. Dabar iš šito. Kodėl nuo 300 taškų uždirbame daugiau nei nuo 350? Dėl to, kad pas juos yra biškutį didesnė apyvarta, nes pasižiūrėkit, matematiškai, ne, 300 taškų, nes jie jau, kaip sakant, yra ir arčiau savo tikslo, nepamirškim, nes 400 taškų jau yra 6 procentas, pas juos biškutį yra daugiau taškų, štat mažesnis gaunasis ir, kaip pasakyti, mažesnis gaunasis ir uždarbis, nes jeigu pas juos būtų, pavyzdžiui, visada, kaip čia pasakyti jums, visada stenkitės neleisti savęs pavyti, nes kaip gauname skirtumus ir kada būna jie arčiau, mes turime, kaip sakant, bėgti kuo toliau, tada stengtis, dėl ko ir lyderiai registruoja kuo daugiau žmonių, nesvarbu, tu būsi vartotojas, tu būsi pardavėjas, tu būsi komandos kūrėjas, kuo daugiau žmonių, kuo daugiau skirtumo ir iš to viso skirtumo mums, kaip sakant, susidėlioja ir visas atlyginimas. Čia gaunasi mažiau, nes šiandien jie sugeneravo ant 50 taškų daugiau tiesiog apyvartos. Dabar trečias mūsų planas. O dabar, mėlyje, jūs turėsit piešti. Aš vakar piešiau, o jūs šiandien piešit. Tai labai trumpai
Aš tikiuosi, kad jums matysis viskas gerai. Dar biškutį prislinksiu. Piešiame per vidurį. Esat jūs, tu, 50 taškų. Ir dabar matot, kas atsitiko. Taip, jūs turėjote žmogų, kaip ir praeitame plane, jam padėjote prijungti po 3 žmonės, o tie žmonės prie savęs prisijungia dar po 50 žmonių, norėjau sakyti, Jėzus, kad būtų gerai ir aš noriu tokio nario. Po 50 taškų, va dar tai po 100 taškų, esmė, kad prisijungia dar 3 žmonės prie savęs. Čia, ką aš ir sakau, kas čia vyksta? Čia jau įvyko duplikacija. Čia kiekvienas žmogus, jau ir ta duplikacija, tiesiog žmogus ateina ir po 3 žmonės prisijungia prie savęs. Trumpai aiškiai tariant, turi žmogų, padėkite jam prijungti po 3 žmonės, o tiem žmonėms padėkite dar kartą prijungti po 3 žmonės. Susirašykit būtinai taškus. Jeigu kažką suklysit, nieko tokio, sakau, aš galėsiu vėliau atsiųsti visus lapus, dar galėsit kartu irgi pasianalizuoti, kad būsit vieni po Zoomo, viskas tvarkoj. Čia jau daugiau, kaip sakant, skaičiuosime. Ir čia jau bus visai kitas atlyginimas. Tai pasižiūrėkite, jeigu pirmąjį mėnesį turėjote 4 žmonės, dar nebuvo duplikacijos, jūs juos apmokinote, kaip daryti, kaip dirbti, kaip jungti žmonės. Automatiškai jau antrąjį mėnesį pas juos padaugėjo, prie kiekvieno po 3 žmonės jau įvyko duplikacija, jau automatiškai pakilo jūsų ir atlyginimas. Ir 3 mėnesį, kaip daro duplikaciją, nenuklystat į šonus kažkaip tai ir toliau žiūrit, kad būtų duplikacija ir kad augtų jūsų elektroniniai parduotuviai taškai ir žiūrėsim, kas šiandien dabar gausit. Biškutį, duosiu jums laiko, nes šiandien daugiau reikia pasipiešti. O kas svarbiausia, tai būtinai turite piešti, nes kitaip jūs nesuprasite, žinokit. Nes aš pamenu, kaip atėjau į šitą kompaniją ir kai tuo metu lyderė pasakoja, aš nieko dar nesupratau, žinokit. Man dar nesusivirškino viskas, kada aš pati nepasiėmiau lapą ir kada aš pati nepradėjau piešti, braižyti, skaičiuoti, o kada aš pamačiau, kad aha, aš turiu 2 žmonės, juos išvedu į duplikaciją, irgi, kad jungtų žmogų po žmogų, tada jeigu aš kitą mėnesį dar 2 prisijungsiu ir tą patį padarysiu, ir jau ten jau žmogus jau tampa savarankiškas ir ta prasme jau pats jau jungia be mano pagalbos, tai bus labai gerai, nes čia jau iškart darosi plėtra, čia jau iškart duplikacija. Va tada aš ir pamačiau, kad tie 2500 eurų jie yra pasiekiami. Tai kada žmonės sako, kad kaip čia, labai paprastai, kada tu įsigilini į visą sistemą ir į visą duplikaciją, tada tau, kaip sakau, iškart galvoje pasidaro, kad čia įmanoma. Ir tai yra parduotuvė elektroninė, ir tai yra kasdienė naudojama produktai, kur visi naudoja ir dantų pastą, ir galvą plauna, ir indus. Čia aš esu labai dėkinga kompanijai, kad tai yra ekologiški, kokybiški produktai ir ne tai, kad ten būtų kažkokie tik tais, tarkim, šampūnai ir kremai. Tai jau tada daugiau reikia žmonėms pasakot, kalbėti ir tai būtų 2 produktų kategorijų. Tai būtų bele kaip sunku iš tikrųjų padaryti, o kada yra didelis kiekis produktų, jų yra daug ir kiekvienas žmogus atėjęs, nes šitam žmogui gali reikėti parfumerijos kvepalai įdominti, bet šitam žmogui galbūt jam tik papildai įdomu. Šitam žmogui galbūt papildai neįdomu, bet jam eteriniai aliejai labai aktualu. Užtat mums ir leidžia, kaip sakant, sugeneruoti didesnę žmonių kiekį, nes pas mumis yra produktų įvairovė. Aš manau, kad jau galbūt jau nusipiešė, taip. Parašykite į komentarus, ar viskas aišku, ar jau nusipiešėt ir tada pradėsim jau čia viską kalbėti, nes čia bus labai dabar įdomu, kaip sakant. Žiūrėsime komentarus. O Dieve, Kristina rašo. Čia nėra jokių dievų, mielieji, čia yra viskas gerai. Raimonda rašo taip. Šaunu. Čia žinokit, viskas gerai. Jūs pasikvietėte žmogui komandą, taip, kada jisai apsipirko. Jūsų yra užduoti šitam žmogui parodyti, kaip veikia šitas verslas, kaip sakant. Kaip veikia.
Ir jūsų užduotis bent po pirmąjį žmogų padėti jam pajungti, jūs duodat jam užduotį, kad dabar žiūrėk, vaduodu tau iki trečiadienio ten ar penktadienio laiko, būtinai pasižiūrėk iš savo aplinkos, kam būtų aktualu papildomas pajamos. Jisai sako, turiu, mano pusseserė gintarė kaip tik augina vieną vaikutį ir jai reikia papildomų pajamų. Okei, jūs sakot, dabar paimkim, padarykim bendrą pokalbį, jūs galit pokalbį daryti per Zoomą, jūs galit per Messengerį, per kur jums tik tais patogiau. Ir jūs tiesiog pristatot šitą verslą. Kaip pristatyti, kaip kalbėti su žmonėm. Yra daug mokymų ir netgi būna ir kada Zoomo mokymai, kada skirtingos lyderės dalyjasi, jūs turite daug patirčių, jūs turite daug idėjų, tik tais jau imkit, kaip sakant, pritaikykit. Vieno metodo nėra. Visi jie yra skirtingi, kas man veikia, galbūt jums neveikia. Taip kviečiant žmonės į verslą, jūs turite atrasti savo metodą. O svarbiausia šiame versle yra duplikacija ir niekada nepasiduoti. Tada jūs viską turėsit. Ok, keliaujam toliau. Mūsų užduotis, kaip ir anuose, pirmame ir antrame plane, yra dabar apsiskaičiuoti mūsų 4 žmonių apyvartą, kiekvieno atskirai, kaip sakant, taip. Tai šitoje kojoje skaičiuojam, nes, jau čia didelė tokia, tai aš jau sakau, jau esu įpratus koją, arba ar šaka, ar čia gali būti jūsų narė birutė. 100 taškų, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tai čia rašome 900 taškų. Taip, kas yra tolygu, kad jisai yra 6 procente, nes 9 procentas prasideda nuo 1200 taškų, jam, kadangi dar pritrūko 300 taškų, jisai lieka 6 procente. Dabar skaičiuojam šitą visą koją, taip, tai 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5. Rašome 950 taškų, kas tolygu, kad ir jisai lieka 6 procente, nes jam pritrūko 250 iki 9 procento. Skaičiuojame šitą dabar koją. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, čia 9 turi gautis, arba aš būsiu blogai subraižys. 100, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8,5. Pasirašom čia dar tada, va čia pasibraižom 100. Čia rašomės 900 taškų ir būtent yra taip pat 6 procentas. Dabar skaičiuojame šitą koją. 6, 9, 10, 11, 12. O va čia jau gaunasi, žiūrėkit, 1250 taškų, kas tolygu yra jau 9 procentas. Tai jau kaip čia gaunasi. Tai reiškia, jūs turite 3 žmonės, kurie yra 6 procente netoli 9 procento, o vienas jau įvėjo į 9 procentą. Tai dabar susiskaičiuojam visumoje, kas mums gaunasi. Taip, tai gaunasi lygiai visos jūsų elektroninės parduotuvės apyvarta 4000 taškų, kas yra tolygu 17 procentas. Tai kartais irgi sulaukiam tokių klausimų, kaip čia įmanoma tą 17 procentą. Nes jau nuo 17 procento nepamirškit autobonusas, jau kvalifikuojatės ir Turkija. Tai matot, kaip gaunasi, viskas per rekomendaciją ir viskas per duplikaciją, viskas per pastovumą ir discipliną. Tai viskas šiandien jau puiku, mes susiskaičiavome savo žmonių apyvartą, mes žinome, kelintam jie yra procente ir mes žinome savo procentą, o dabar bėgame viską skaičiuoti. Pradėkime, kaip ir pirmame, antrame plane, skaičiuoti nuo savo asmeninės apyvartos. Tai 50 taškų dauginame iš 17 procentų. Kas yra tolygu, jūs uždirbate jau 8,50 €. Matote, jūs visur realiai turėjote po 50 taškų, bet
pirmame plane jūs uždirbote nuo savo asmeninių taškų 3 eurus, antrame 4,5 euro, o dabar jau uždirbate 8,5, nors asmeninių taškų tai tiek pat. Bet, jūs gaunate didesnius skirtumus, nes jūsų komanda išeinat vis į didesnius, kaip sakant, procentus, nes jūs jau 3 mėnesį, kada įvedėt dublikaciją, jūs jau pasiekėt 17%, nes pirmame plane jūs pasiekėt, kaip mes turėjom pirmą planą, 6%, vėliau jau jūs pasiekėte 9%, o dabar jūs jau 17%. Ok, dabar einame apsiskaičiuoti, kokie čia, kaip sakant, gaunasi skirtumai ir apsiskaičiuokime, kiek nuo kiekvieno šito žmogaus jūs uždirbate ir koks galiausiai būna jūsų uždarbis. Tai pradėkime nuo 900 taškų. Tai žiūrėkite, 900 taškų. Čia jau gaunasi koks procentas, kam aš dabar šitą laiką reikia pasidėti. Koks dabar procentas, koks dabar skirtumas gaunasi? Iš savo viso bendro procento pasiekto, iš 17% atimam jo pasiektą lygį 6%. Lieka mums 11% skirtumą. Tai dabar dauginam iš 11%. Ir dar nepamirškim dauginti iš 2. Iš karto apskaičiuokime 2 žmonės su tą pačią apyvartą, kad nereikėtų dar kartą tą patį perrašyti. Ir dauginame iš 2. Tas yra tolygu, kad jūs uždirbote 198 eurus nuo šitų abiejų kojų. Nuo žmonių, kaip sakoma. Ok, mes žinome, kiek nuo šitų uždirbame, dabar skaičiuojame šitą arba šitą. Skaičiuokime dabar 950 taškų. Tai 950 taškų mes dauginame, koks skirtumas dar pasižiūrim irgi gaunasis. Turime bendrą 17, jisai lieka 6%, gaunasis tas pats 11 taškų. Skirtumas, tai reiškia 11 taškų mes gauname nuo šitų jo generuotų, kaip sakant, visos apyvartos. Kas yra lygu 104,50 €. Valio, mes nuo šito žmogaus būtent uždirbame 104,50 €. O dabar žiūrėkime, kas darosi čia. Paskutinė mūsų koja. Turi 1250, jau yra 9%. Tai užsirašom iš karto taškus, rašom 1250 taškų. Dabar žiūrėkit, dauginam ir iš kiek. Nes jau matom, kad skirtumas bus mažesnis, nes jisai yra aukštesniam lygiai, nes šitie buvo tai 3%, jisai tai 9%, tai 17, atimkime 9% ir mums gaunasi kiek? Gaunasi 8 skirtumai. Tai reiškia, mes nuo jo apyvartos uždirbame 8%. Dėl ko? Dėl to, kad jisai sugeneravo daugiau apyvartos ir jisai išėjo į 9%, automatiškai skirtumas yra mažesnis. Bet jūs be jo, kaip sakant, būtumėt nesugeneravę visos savo elektroninės didesnės apyvartos. Dabar taip. Lygu, prašom, jūs uždirbate nuo jo 100 eurų. Dabar visumoje jūs kiek uždirba, o jūs matot? Aišku, kad nematėt. Jūs manęs klausėt ir rašėt, ne? Bet mano kreivas raštas, tai jau geriau klausykit. Tai va, ir viską užsirašyk. Rezume, jūs uždirbate 411 eurų. 411 eurų, nors jūs pradėjote nuo 15 eurų, antrą mėnesį jūs uždirbat ten 82,50 €, trečiąjį mėnesį, kada pradėjo žmonės duplikuoti savo pakviestą žmogų, savo vedlį, pas kurį atėję, kuris mato, kokia yra nauda būtent kurti komandą, generuoti apyvartą. Ir galiausiai, kas įsisuko? Galiausiai jūs jau, galbūt jau šito žmogaus net nebepažįstat. O visi taškai, kaip matot, jums visiems krenta į bendrą visą katilą.
kas visas tas katilas, kaip aš sakau, išveda jumis į naują lygį. Pažiūrėkime dabar komentatorius, naudojam prezentacijas arba jungiam mentorių. Taip, 6%, taip. Pačios verslo naudojam įrankius, kad būtų taip. Įrankiai čia yra, be įrankių, aš sakau, jeigu jūs neturėsit įrankių ir kaip ir savo komandai sakau ir mokinu, tai jūs eisit kiekvienam atskirai, pasakosite, atskirai, kaip sakant, rašysite, ar ten darysite balsą, žinutes, ar ten skambinsite, jums tai užtruks labai daug laiko. Ir jeigu dar žmonės, o šiaip statistiškai, ne, iš 20 žmonių pasako taip, 2 arba 3 žmonės, tai jūs nusimotyvuosit, jūs pirmiausiai būsit daug laiko išleidę, kada jūs darė ir nebegrįžta į valdišką darbą arba dirba iš namų ir sėkmingai uždirba, reiškia, įmanoma, reiškia, yra pavyzdžių, 3 autobonusai važinėja Lietuvoje. Va, kas darosi, kaip sakant, ir kas yra fainiausia, uždirba ir jūsų žmonės, uždirbate ir jūs. Svarbiausia, reikia turėti įrankius, tai pavyzdžiui, žinutės, ne, ar ten balso žinutės, ar ten skambučius, jeigu darote, tada jeigu yra skambutis, jūs tada turite kažkaip suplanuot, kad per 10 ar 15 minučių jūs pristatot greitai, turit planelį, ką po ko kalbate, ką po ko pasakote. Šiaip net skambučių galbūt net nerekomenduočiau, nes aš pati darau skambučius tada, kada žmogus yra aktyvavęs paskyrą, nes, iš kitos pusės tas realus pakalbėjimas yra ir gerai, nes žmogus išgirsta tavo balsą, girdi tavo emociją ir girdi visą informaciją ir jeigu jam yra aktualu, tas jisai prisijungia. Bet sakau, tai labai daug laiko užgaista, geriausia yra turėti savo žinutes arba savo, kaip sakant, balso žinutes, kurias jūs galėtumėt kiekvienam, kuris nori prisijungti prie jūsų, band nusiunčiat, band papasakot arba kokią pristatymą, band nusiunčiat, viskas. Jūsų tikslas yra pakalbinti kuo daugiau žmonių, kad tie žmonės prisijungtų, kaip sakant. Kuo daugiau žmonių jūs pakalbinsite per dieną ir čia nėra ko pykti, kaip sakant, kad žmogus pasako ne, kad žmogus pasako ne, nenoriu. Visi verslininkais negali būti. Kas mums tada kirps plaukus, darys nagus, kas kasoj sėdės. Tai yra viskas natūralu. Šitie visi žmonės irgi jie susidės pas jumis komandoje tiek vartotojai, tiek komandos kūrėjai, tiek pardavėjai, nes mūsų kiekvieno žmogaus poreikiai yra skirtingi. Galbūt tas žmogus labai gerai gyvena ir jam, nereikia to verslo, jam nereikia tų papildomų pajamų, bet jam labai patinka mūsų produktai. Jisai tiesiog yra jau atsirinkęs mylimiausius, jisai juos naudoja, jisai grįžta, apsiperka, darosi mini apyvartą ir jam viskas tvarkoja. Pasidaro daugiau, tai dar gauna nuo savo taškų ir komisinius. Bet galbūt šita yra mama, kuri auginama, kaip ir minėjau, viena, ne vaikutė, ar tenais šeimoje, nesvarbu, bet jinai nori labai papildomų pajamų. Tai galbūt jinai pardavimais susijims. Šita moteris galbūt, aš sakau visur moteris, nes pas mumis didžioji dalis yra moterų. Tai galbūt šita bus alkana gyvenimui, taip kaip mes su lyderiam, taip. Mes buvom, aš šiandien, sakau, aš braižydavausis. Ir aš tokia alkana, aš net naktim ieškodavau šitų žmonių, kad jų tik tais prijungti, nes kai tu supranti šio verslo visą, kaip sakant, esmę ir kai tu vėliau gali išeiti stabilias augančias pajamas ir į pasyves pajamas, nes dėl ko mes visada sakom pasyves pajamas, nes bet kokiu atveju tie žmonės grįžta, kažkas, sakau, kažkas užsiema pardavimais, kažkas kūrė komandą, kažkas dėl savęs, ne? Bet kokiu atveju kitą mėnesį susirenka šitą apyvartą. Jeigu jūs darote duplikaciją, jūs tik tais augate, nes jūs apmokinote 4 žmonės, taip, kaip reikia dirbti, kaip prijungti 3 žmonės, kad kiekvienas žmogus dar prisijungtų žmonių. Kas jums trukdo kitą mėnesį eiti dar prisijungti 2 žmonės ir dar papildyti savo elektroninę parduotuvę ir visumoje turėti nebe 4 atšakas, o 6 atšakas. Kuo daugiau taškų, kuo daugiau, kaip sakant, skirtumų, tuo daugiau čionais bus apskaičiavimo ir tuo daugiau, kaip sakant, bus pinigų. Jūsų uždarbis bus visai kitoks. Nes kartais žmonės irgi ateina ir sako, o tai gerai, sako, šitie taškai, aš juos surenku ir aš visada gaunu nuo šitos apyvartos komisinius. Mielieji, ne.
Ir čia būtų tas pats, kas eitumėt jūs į darbą, tai dirbtumėt mėnesį laiko ir daugiau sėdėtumėt ant sofkutės ir kiekvieną mėnesį gautumėt algą. Tai čia būtų afera. Ir kitas dalykas, tai bankrutuotų šita kompanija, nes jinai mokėtų už tą padarytą rezultatą visą likus jums vos negyvenimą. Tai ne, parduotuvę visą elektroninės mes generuojam visą mėnesį ir nuo sugeneruotos bendros apyvartos mes gaunam komisinius, kuriuos ir galim ir apsiskaičiuoti ir viską. Ir, kaip sakant, kitą mėnesį mes pradedam nuo nulio ir vėl generuojam. Bet jūs neįsivaizduokit, nes kiti, ai, tai čia nuo nulio, taip labai baisiai skamba. Viskas yra tame gerai, nes visiems ateina kitas fenuo, kitos nuolaidos, kitos visokios skatinimo programos. Kažkas, pavyzdžiui, vieną mėnesį ten neperka, bet grįžta kitą mėnesį apsiperka ir už dar daugiau, kaip sakant, taškų. Jūs to nebijokit. Nes žmonės, kas dirba su pardavimais, tas ir dirba, kas kūrė komandą, tas ir kūrė. Jeigu sustoja ar tenais po kelių ar ten 3 mėnesių to nebedaro, jūsų verslas testuoja nežlunga ir panašiai, nes jūs visada jungiat naujus narius, ką mes visada ir rekomenduojam, kiekvieną mėnesį nemiegot ant laurų. Jeigu jau turite 4 žmonės, jie formuoja komandą, viskas tvarkoja, bet jūs negalite užmigti ant laurų, nes jeigu jie auga, atsiminkit, skirtumas mažėja. Taip, tai irgi būtinai reikia papildyti savo verslą naujais žmonėmis. Tas yra labai labai svarbu. O dabar aš jums noriu parodyti dar vieną dalyką. Ir bus paskutinis dalykas iš tikrųjų. Prašau labai visiems dabar pasižiūrėti, ką aš šiandien nusibraižiau. Ir dabar prašau persibrėžti va šitą. Šitą va, ar jūs matote, šitą pirmąjį variantą, kada esate jūs. Aš užsirašau 50 taškų ir jeigu jūs turite vieną narį ir tas narys turi 1200 taškų. Ir tuomet mes kas būna. Ir jūs komandoje, kaip mes visada sakom, jūsų verslas negali eiti toliau ir jūs negalite uždirbti, jeigu jūs turite tik tais vieną žmogų savo komandoje. Kas gaunasi? Gaunasi tai, kad jūs turite savo asmeninę apyvartą, kurią padarėt, ir jūs turite žmogų, kuris duplikacijos būdu, kaip einant dar kairiau patraukti. Taip. Gabrielytė, biškį link savo tos spintos patrauk čiut. Ar gerai? Gerai. Ir po to, jeigu telefoną pasukti iš tikrųjų. Ir čiut į apačią dar, nes gal mes visos apačios nematom, nesu tikra. Oi, apačia tai pati svarbiausia, turit matyti. Labai gerai. Labai gerai. Super. Ir dabar žiūrėkit, kai jūs turit vieną narį, jisai būna duplikacijos būdu sugeneravęs 9%. Jūs nuo to nieko neuždirba. Ir vieną žmogų turėt dirbantį, tai yra visiškai, jūs nieko nuo to neuždirbsit ir uždirbs tik tas, kuris dirba. Tas, kuris generavo, kaip sakant, apyvartą, tas čia, kur turėjo daug žmonių, kaip sakant, kažkas 100 darėsi, kažkas 200 taškų, kažkas tenais 50 taškų, nesvarbu, bet jisai bendrą visą apyvartą turi 1200 taškų. Ir jums nebelieka iš ko daryti skirtumą, nes jūs jo pagalba taip, esate 9%, bet, kaip sakant, yra tik tais vienas žmogus, kaip mes iš 9 atimti, iš 9% atimti 9% gaunasi 0, taip? Kompanija sumoka jam tą 9% nuo jo apyvartos, nes jisai įdėjo visas pastangas, jisai registravo žmonės, jisai kalbėjo su žmonėmis, jisai juos mokino ir panašiai. Jūs tokiu atveju, jums gerai, tas žmogus tik tokiu atveju, kad jūs nuo savo asmeninės apyvartos gausite šitą visą procentą, kurio dėka jūs išėjote, taip? Tai 50 taškų, pasirašykit dauginti iš 9%, jūs uždirbate 4,5 eurų. O tas žmogus uždirba jau, kaip sakant, palei savo visą procentą. Užtat niekada. Jūs, kad uždirbtumėt, turite turėti 2 tada aktyvius žmonės. Tai tada 2,9%. Tada, kaip sakant, jumis iškels į viršų ir jūs jau būsite
nu, va, pavyzdžiui, kad ir 1200 tie taškų, ne, jisai va irgi yra 9%, jūs automatiškai jau gaunasi 2400 taškų, jūs esate 12%. Bet tada tai jo, jūs uždirbate, viskas tvarkoj, jūs tada jau nebe 9%, 12% ir nuo jų apyvartos jūs iš 12 atimti 3, gaunate 3%. Tai reiškia, kad nuo 1200 taškų jūs gaunate 3%. Vieno nario, jūs nuo vieno nario neuždirbsit. Kada turėsite 2 narius, nes mažiausiai šis verslas ir susideda iš 2 narių. Tada jūs uždirbsite. Šitą žinokit, šitas yra labai svarbu. Keliaujame dabar į kitą situaciją. Ar esate antrą planą dabar biškutį persibraižykit, gal kas nespėjote. Tai būtų per viduriuką 50 taškų jūsų ir iš šonų būtų 4 žmonės 12% ir iš abiejų pusių po 2500 taškų sugeneravo, iš viršaus į apačią sugeneravo po 2600 taškų, nes jūsų žmonės, žiūrėkit, anam plane liko 3 žmonės 6%, o kitam liko 9%. Taip, bet ėjo mėnesiai, jeigu darė duplikaciją, faktas, kad jie užaugo iki 12%. Jeigu ir toliau darys duplikaciją, toliau po savimi registruos žmonės, juos mokins kaip kitus registruoti. Faktas, kad, čia kiekvienas augam tada, taip. Ir tada kas gaunas? Tai mes turime 4 žmonės su 12%, jie užauga ten per mėnesį, per 2, kaip jau jie dirbo, kaip sakant, kokiu greičiu, tokiu greičiu ir auga. Nes jeigu tu čia nori per metus prisijungti 3 žmonės, tai tada aš nežinau, kada jūs čia užaugsit ir kada galėsit skaičiuoti apyvartą gerai, nes 3 žmonės čia reikia pasijungti mažiausiai į mėnesį, kad dirbtų ir darytųsi apyvartą ir kad juos būtų galima mokinti, kaip daryti tą apyvartą. Ok, dabar 50 taškų dauginame iš 20%. Dėl ko? Nes kai jūs turėjote 4 šitos žmonės, kurie yra 12%, bendra apyvarta gavosis jau jūsų elektroniniai parduotuviai 10 200 taškų. Va irgi būna žmonės sako, irgi kaip pasakai, kiek yra taškų, jo, tu sako, kad daug. Iš tikrųjų nedaug. Tai per mėnesį, kada jūsų nariai užauga, kada buvo duplikacija, buvo disciplina, kurie nori augti, kurie yra alkani gyvenimo geresnio ir kurie tiesiog jau gyvena tuo, eina kalba. Tai, va, pavyzdžiui, kaip aš 2 kartus nuvedžiau vaiką pas kirpėją, aš per antrąjį, nes jinai buvo mums nauja, per antrąjį kartą aš jau per pirmąjį kartą užsiminiau, ką aš veikiu gyvenime ir per antrąjį kartą aš jau jai nuvežiau mėginėlių papkę ir jinai dabar darbuojasi su kvepalais. Nes aš tiesiog jau tuom gyvenu, aš tuom dalinuosi, kokia nauda, kokie tai yra kvepalai ir dėl ko apsimoka, dėl ko yra naudinga tiesiog dirbti su kvepalais. O jai sako, kodėl mane, man visai gerai, man sako, pinigai šitos kišenės nedrasko. Tai va taip, tie žmonės ir atsiranda taip, kada mes kalbam, kviečiam, rodom naudą. O tai, 10 200 taškų. Pradėkime skaičiuoti. Dabar pirmiausiai, kaip ir per anuos planus, mes pradėkime nuo savo 50 taškų, dauginame iš 20%, nes mes su komandos dėka pasiekėm 20%. Jau jūs žiūrėkit nuo savo asmeninės apyvartos uždirbate 10 eurų. Matot irgi kaip kilo per tuos planus, nes pirmąjį kartą nuo apyvartos uždirbome 3 eurus, antrąjį kartą 4,5, vėliau uždirbome 8,5, dabar jau 10, nes kyla ir jūsų procentas bendras pasiektas. Ok, ir apsiskaičiuojam dabar, tai kas šiandien gaunasi, tai kad paimkime dabar šitas 2 kojas, rašome 2600 taškų, padauginti iš 8%. Kodėl 8%? Nes koks gaunasi skirtumas, taip? Jūs esate 20, iš 12 atimam jūsų pasiekto žmogaus procentą, tai reiškia skirtumas 8%. Reiškia, jūs nuo jo apyvartos nuo 2600 taškų jūs uždirbate 8%. Tai dar kartą tada dauginame, kada jau parašom 8% iš 2, kodėl 2?
todėl kad dvi kojos, dvi atšakos su vienoda taškų skaičiumi, tai kad būtų tiesiog paprasčiau, iškart ir apsiskaičiuoja. Kart 2, gaunasi, kad mes uždirbame nuo šitų kojų bendrai 416 eurų. Tik nuo šitų dviejų žmonių, kurie yra 12%. Jūs jau uždirbote 416 eurų. Ok, dabar apsiskaičiuojam šitas kojas. 2500 taškų. Rašom 2500 taškų. Dauginam iš 8 procentų, nes irgi lygiai tas pats gaunasi, nes jie irgi 12%, iš 20 atimkim 12, gaunasi 8 procentai. Vėl padauginame iš 2, kodėl 2, todėl kad tokios dvi kojos. Ir žiūrime, dedam lygų. Išeina mums jau 400 uždarbio. Galbūt vėl bus klausimas, o kodėl gavosi 16 eurų, kaip sakant, mažiau, todėl kad jie ir daugiau apyvartos padarė. Nors ir 100 daugiau, bet automatiškai, jau kada mes skaičiuojam, biškutį mažesnis yra ir šitas uždarbis. Galiausiai sudedam savo asmeninę apyvartą, sudedam nuo tų dviejų šitų žmonių apyvartą, kiek uždirbame. Ir galiausiai nuo šitų dviejų ir rezume jūs jau uždirbate 826 eurus. Matot, kaip jūsų atlyginimas kyla nuo 15 eurų. 15 eurų, 82 eurų su puse. Trečiai mėnesį jūs uždirbote 411. Ketvirtąjį mėnesį, kada jau jūsų žmonės užaugo iki 12%, duplikacijos būdu, kai mes ten paišėm labai daug, taip, jūsų atlyginimas jau padaugėjo. Jūs galite pasižiūrėti ir mano istoriją, aš galbūt netgi įkelsiu skaidrės, kada dariau, kada aš su 5 žmonėm ir išėjau silverį. Ir būtent per visą tai, ką aš jums dabar pasakoju. Ok, o dabar mes ir pakalbėsim apie silverį, mes dabar ir pakalbėsim apie goldą. Man dabar svarbu, kad jūs matytumėt labai įdėmiai šitą situaciją. Braižykim dabar trečią vėl variantą, galbūt jau palei viską šeštasis būtų. Čia nėra svarbu, nes ten buvo 3 planai, o čia vėl dar 3 situacijos. Tiesiog, kas būna, kaip užaugo tiesiog tie žmonės. Kaip užauga, mes jau įsigilinom, jau mes žinom dabar tiesiog situaciją, kaip jie užauga, nes jeigu čia vėl paišytos rutuliukus, burbuliukus, tai čia mes dar labai ilgai užtruktumėm. Svarbiausia, jums yra suvokti, kaip tie žmonės užauga, kaip tie taškai generuojasi. Ok, visi 4 žmonės pas jumis užaugo jau iki 17%, nes jeigu jie ir toliau duplikuoja jumis, jeigu jie ir toliau mokinasi iš lyderių, iš patarimų, jeigu jie ir patys ieško informacijos, kas yra labai svarbu, o nesitikėt, kaip sakant, kol kažkas ateis, paduos ir panašiai, visada reikia pradėti, kaip sakant, ir nuo savęs. Nes tada būna geriausi rezultatai, kada pakeli užpakaliuką ir nuo sofos, kaip sakant, ir prisiemi visą atsakomybę už savo rezultatus. O ne kaltini, kad ten lyderiai, rėmėjai kažkur kažką blogai daro, nedadaro, blogai mokina ar dar kažką. Visada mes turim prisiimti patys už savo rezultatus. O jau lyderiai, kaip sakant, jau kiek gali, jau tiek duoda. Ok. 4 žmonės, 17%, sveikinu, jūs jau pasiekėt Gold Manager ir tuo pačiu pasiekėt ir Silver Manager, dėl ko? Sidabrinis menedžeris prasideda nuo 15 000. Kada jūsų elektroninė parduotuvė sugeneruoja 15 000 ir daugiau, jūs pasiekėt 28%. Tai jeigu jūs turite 3 kojas, būtent su 17%, jūs tampate dar ir Gold Manager, už kurį jūs gaunate bonus. O dabar šitą bonusą mes ir pasiskaičiuosime. Galbūt ne. Pirmiausia, dabar mes pradėsime nuo asmeninės apyvartos skaičiuoti, kad eit palei eiliškumą, kaip ir visus darėm, taip. Ok, mes įsiaiškinome, kad su 4 žmonėmis, kurie kiekvienas iš jų sugeneravo su savo komanda, su savo elektroniniam parduotuvėm po 4000 taškų,
kas yra sudėjus, mes gauname 16 000 taškų. Ir, jūsų asmeninių taškų yra 50 taškų, tai 50 taškų dauginame iš 28%, nes būtent mes jį pasiekėm. Jūs jau nuo savo apyvartos uždirbate 14 eurų. Jau daugiausiai. Dėl ko daugiausiai? Nes didžiausias jūsų yra pasiektas procentas. Didžiausias, kaip sakant, sugeneruota jau yra apyvarta, kur pradžiai jūs pirmąjį mėnesį generavot 450 taškų ir kur jūsų, kaip sakant, komanda užaugo, jūsų visą apyvartą užaugo iki 16 000. Daugiausiai Lietuvoje yra padaryta, aš dabar galvoju, apie kokius 45 000 taškų. Nors ne, bendrai, kai atidarėm 70 taškų, 70 000 taškų. Nu, bet čia reikėtų kažkas va tokio. Buvom didžiausias čia jau mūsų apyvarta. Ir dabar 4000 taškų dauginame iš 11%. Grįžtam, kodėl iš 11%? Taip, nes jūs pasiekė 28%, jūsų nariai 17%, kad gautumėm skirtumą, turim iš 28% atimti 17%, automatiškai gaunasi 11% skirtumas. Tai 11% jūs gaunate nuo savo komandos sugeneruotos apyvartos. Tai užtat įrašom, dauginam iš 11%. Ir dar kartą dauginam iš 4. Dėl ko 4? Nes 4 žmonės. Užtat ir dauginam iš 4. Mes gauname, kad jau uždirbame 1760 eurų. Jūs uždirbate, jūs auginote tuos žmonės, matėt savo pradžią, kada jungiat prie jų, kada juos mokinote, kada mokinote dublikacijas, kada mokinote, kaip dalinti rekomendacijas iš lūpų į lūpas, kaip dirbti su socialiniais tinklais ir panašiai. Jūs juos užauginote. Per kiek laiko užauginsite, priklauso nuo jūsų įdėto įdirbio ir, kaip ir minėjau, kokiu greičiu einat. Jeigu jūs sukate ir einate greitai ir žiūrite šitą sistemą, žiūrite šitą dublikaciją, jūs užauginsite greitai. Šitą Silver Manager ir šitą Gold aš pasiekiau per 7 mėnesius. Ir čia yra dar ne pabaiga, nes nuo Gold Manager jūs gaunate nuo kompanijos pasaulinės visos apyvartos 2%, kas yra koeficientas 1% nuo visos apyvartos, kas pavyzdžiui yra, netgi aš paėmiau kaip pavyzdį, jeigu būtų 2 500 000, dauginame iš 2%, gauname 50 000 ir būtent nuo visų šitų 50 gautų tūkstančių, čia aš kalbu apie pasaulinę visą jau apyvartą, nes jūs Gold Manager, jūs gaunate dar ir bonusą prie šitos algos. Einame toliau. Ką mes padalinam iš 80? Čia statistiškai koeficientas yra paimtas, kiek yra per visą pasaulį, per visas šalis, kaip sakant, šitų Gold Manager, kiek jis, ten, pavyzdžiui, Ispanijoje yra ten 5, Lietuvoje ten yra 3, nu ir iš viso kiek susideda, ne? Ir gaunasi, kad jums dar prie tos algos prideda 625. Būtent, kad jūs turite 3 žmonės su 17% ir jūs jau pereinate į mūsų antrąjį marketingo planą, nes čia yra tik tais pirmasis marketingo planas. Gold Manager tai jau yra antrasis marketingo planas, yra Platinum Manager, yra International Platinum Manager, kur ten jau, kiti visi lygiai, aš manau, užtenka tik tais tiek įsiaiškinti ir vėliau palaipsniui mes galėsime ir daugiau, kada tik tais jau bus daugiau artėjančių žmonių prie visų šitų procentų. O dar už papildomą, jeigu jūs turite 4, nes kad Gold pasiekti, jums užtenka tik tais 3, bet jeigu jūs turite 4 dar, jūs dar gaunate papildomą 0,5% nuo pasaulinės visos kompanijos apyvartos. Kas reiškia, kad jūs nuo visos pasaulinės kompanijos apyvartos gaunate 1,5%.
Tai dabar rašom 1,5 dauginame iš 625, kur mes apskaičiavome nuo 2 milijonų 500 tūkstančių, kaip pavyzdį. Čia netgi yra ir marketingo visoje knygeliai netgi pateiktas šitas pavyzdys. Ir tuomet mes jau gauname lygų 937,5. Jūs šitą sumą gaunate kaip bonusą prie šitos algos. Kaip bonusą, kad jūs išauginote 4 žmonės su 17%, kad jūs jiems padėjote užaugti, kad jūs jiems tiesiog juos mokinote. Ir kad jie kvalifikavosi iškart į lyderių jau gretas, kaip sakau, nes tikrai yra lyderystė, nes nuo 17% tu gauni nuo 4 iki 500 eurų nuo savo sugeneruotas apyvartas, plus kvalifikuojasi naują automobilį Toyota, Yaris, plus dar, jeigu išlaikai kvalifikaciją nuo spalio iki vasario mėnesio, bent 3 mėnesius ir iki tol, kol reikia išvykti į Turkiją, iki gegužės, tu dar gauni ir kelionę 7 dienų, kaip sakant, kur kompanija viską apmoka. Tai čia jau yra tikra lyderis. Tikras lyderis jau nuo 17%. Ir dabar žiūrėkite, pridėkime už visą apyvartą šitą sugeneruotą, jūs kaip ir apsiskaičiavom, gavote 1760, pridedam bonusą 937,5, gaunasi, kad jūs uždirbate 2711,50 centų. Tai va, daugelis sakau, ir jau bus viskas, kaip sakant, daugelis sako, oi, tai čia mes 2000, oi, tai čia 3000, kaip taip įmanoma. Tai aš manau, kad jums visi Mūsų pasyvių pajamų. Gabrieliukai, užstrigai, pakartok dar kartą, judinai telefoną. Kažkas klausimą turi. Tuščia, jokių klausimų, nieko nėra. Labai trukinėja, žinokit. Tu buvai užstrigus. Ai, aš buvau strigus. Taip. Geriau, aš dabar žiūrėjau, galbūt yra šitų komentarų. Dėl ko gaunasi pasyvios pajamos, ne? Kas yra pasyvios pajamos? Pasyvios pajamos yra tada, kada tu kažkada padarai veiksmą, tu kažkada kažką padarai ir už tai tu gauni N laiko, N metų, kaip sakant, tas pajamas. Tai mes ir uždirbame šitas pasyvias pajamas, nes kažkada mes pakvietėm tą žmogų, su kuriuo mes kartu augom, kuris augo į 6%, į 9%, į 17%, taip, kuris generavo apyvartą. Ir jūs pakvietėt šitą žmogų, tarkim, prieš 3 metus, arba mano atveju prieš 4 metus, ir mes esame dar iki šiol kartu. Ir generuojam kartu šitą apyvartą. Nors aš tą žmogų pakviečiau prieš kokius 4 metus, ar ten 3 metus, visiškai yra nesvarbu. Tai yra pasyvios pajamas, kada tu gauni pajamas ir toliau, nors tą veiksmą tu padarai praeityje. Tas pats, kas ir čionais, tai grįžtant į šitą lapą ir nesvarbu, galbūt šitas net nebedirba, bet dirba šitas. Ir šitas aktyviai kūrė komandą ir čia žmogus jungiasi ir čia galbūt tikras irgi atsirado labai darbšti mamytė, kuri labai stipriai dirba ir čia, nes gali tas pirmutinis net nejungti už tai, dėl ko ir yra nesvarbi dublikacija. Nes nesvarbu, šitas pirmas žmogus gali nedirbti, bet iš gylio tu nežinai, kokį tu žmogų paregistruosi. Ant kiek bus alkanas žmogus. Ir pas mane pačiai yra situacija tokių, kurie šitie jau nebedirba, grįžo į valdiškus darbus, ar ten dar kažkas nebepatinka, nežinau, dėl ko jie tai nedaro, ne? O būtent, tie prijungti žmonės, kur kažkada prijungė, kažkas gal vartoja, kažkas gal pardavėjo, o viena yra alkana gyvenimui, jinai nori visko, jinai nori autobonusą, jinai nori keliauti, o šita dirba. Taip, užtat labai yra svarbu, jeigu jūs norit komandą statyti, generuoti apyvartą, turi būti dublikacija, turit mokinti dublikacijos. Dar grįžtant prie šitų pasyvių pajamų, aš irgi vieną kartą buvau gavus tokį klausimą,
jūs sako pastoviai reklamuojat, oi, užsidirb pasyves augančias pajamas. Tai ar aš jums dabar ne tai ir parodžiau, kaip vyksta pasyvios augančios pajamos. Jūs pakvietėt pirmąjį mėnesį nuos 4 žmonės, dublikacijos būdu jūsų atlyginimas tai augo. Jūs nuo 15 eurų pakilote iki 2700. Ir jinai man sako, tai jūs taip sakote, tai kodėl gydytojai, teisininkai, tada tų pasyvių augančių pajamų neužsidirba, kokią jūs šią aferą užsiema? Palaukit, dabar sakau, o kaip dabar šitas gydytojas arba teisininkas gali susikurti pasyvės augančias pajamas? Kas jam mokės atlyginimą, kad prieš 2 metus priėmė tenais 3 pacientus, kuriems jiems išrašė vaistus, ten juos gydė ir panašiai. Ne, jie tiesiog turi aktyves pajamas. Kas yra aktyvios pajamas? Kai tu eini kiekvieną mėnesį, kad tu užsidirbtum šitą atlyginimą. Kaip ir daugelis, taip. Tai jiems nėra šansų. Tiesiog, nes kiekvieną mėnesį, kad tu užsidirbtum, tu turi eiti į darbą, tu turi tam tikrą žmonių skaičių išrašyti tenais vaistus, juos apgydyti ir tu mėnesio pabaigoje gauni atlyginimą. O čionais mes susikuriam palaipsniui, su didelė kantrybė, su disciplina, kaip sakant, stabilias augančias pajamas. Svarbiausia dublikuoti savo rėmėją ir mokinti kitus ir pasakoti, kaip veikia mūsų verslas. Kada žmogus pamatys naudą, jisai tikrai tą norės padaryti ir kada jisai pamatys, kad tai yra įmanoma. Tai ačiū Jums visiems, jau galėtum, Jolita, išjungti ir įrašą. Gero